Top 10 siaubo anime. 10 vieta. Theater of Darkness. Yamishibai. Nors kiekviena iš šių serijų trunka apie 5 minutes, tai nesumažina to, kiek jos gali paveikti jūs. Jei mėgstate pasakoti šiurpius laužo pasakojimas ir vaikystėje žiūrėjote tokias laidas kaip Goosebumps ir Are You Afraid of the Dark, tada Yamishibai jums tikrai patiks. Tačiau šie antgamtiniai pasakojimai yra daug baisesni nei tie klasikiniai vaikų siaubo serialai. Išskirtinai animuoti trumpametražiai filmai nagrinėja įvairius siaubo tropus, nuo keistų telefono skambučių iki kaimo vietovių pavojų, viską pateikdami unikaliai ir netikėtai. Geriausia tai, kad jau yra 9 šių išprotėjusių animuotų miesto legendų sezonai, kurie neleis jums užmigti naktį. Devinta vieta. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul tai futuristinis mokslinės fantastikos siaubo anime, paremtas Sui Izhida manga ir nemažiau baisus kaip ir jo šaltinis. Kanaki yra paprastas studentas, gyvenantis aukštųjų technologijų alternatyvioje realybėje, kurioje žmonėms vis labiau gresia valgančios kūną būtybės gūliai. Kai visuomenė beviltiškai bando susitaikyti su naujuoju plėšrūnų rūšies lyderiu, Kanaki gyvenimas amžiam pasikeičia po atsitiktinio susidūrimo. Netikėtai atsidūręs tarp dviejų pasaulių, jis turi susitaikyti su savo naujuoju gyvenimu ir apsaugoti savo žmonių draugus nuo to, kuo tapo. Nuostabiai animuotas, tamsiai liūdnas ir kupinas smurtinio veiksmo scenų, šis anime yra įtampos pripildyta kelionė per kanibalinės būtybės ir antgamtinės grėsmės. つまらない男。 8 vieta. Devilman Crybaby. Labiau trikdantis nei bet kas kitas, Devilman Crybaby yra tikras iššūkis. Iš pradžių atrodo, kad tai yra įprastas siužetas, kuriame socialinis atstumtasis susilieja su būtybe tam, kad taptų reikšmingesnis. Tačiau šiuo atveju anime veikėjas susilieja su demonu, o ne tais draugiškais shonen tipų veikėjais, kurie lengvai pasiduoda. Ne, Devilman Crybaby demonai yra itin smurtiniai ir perdėtai seksualizuoti. Būtent tokie, apie kokius perspėja Biblija. The most powerful, ruthless and brutal devil in this world. 7 vieta. Paranoia Agent. Pirmasis iš 2 Satoshi Kon kūrinių mūsų sąraše. Šis Razhomo stiliaus serialas buvo įkvėptas siužetinių elementų ir idėjų, kurių Kon negalėjo įtraukti į savo filmus. Todėl sukūrė Paranoia Agent. Tai suprantama, nes serialas vėl tyrinėja kai kurias mėgstamiausias velionio režisieriaus temas – paranoja, ploną ribą tarp realybės ir fantazijos bei visuomenės lūkesčių. Viskas prasideda, kai moterį užpuola jaunas vyras su auksinė lazda. Netrukus miestas apimtas panašių užpuolimų ir teorijų, kodėl tai vyksta. 2 detektyvai, bandydami išspręsti bylą, įsitraukia į keistą Bad Boy pasaulį ir jo nepaaiškinamų nusikaltimų seriją. Šešta vieta. Parasite. Sujungdamas kūno siaubo su mokslinės fantastikos elementais, Parasite yra vienas iš labiausiai priklausomybę sukeliančių siaubo anime mūsų sąraše. Sukurtas mangakos Hitoshi Iwaki pasakojimas seka 17 metų Shinichi Izumi. Jo nuobodus gyvenimas Fukujamoje, Hirošimoje pasikeičia po parazitinių ateivių invazijos į Japoniją. Vienas iš monstriškų ateivių netyčia įsitvirtina Shinichi rankoje, o ne smegenyse, todėl jis turi išmokti gyventi su naujuoju kūno kaimynu. Ši likimo ironija tampa išgyvenimo priemonė, kai Shinichi privalo išgyventi tarp kitų parazitų šiame vidurinės mokyklos siaubo pasakojime, kuris jungia brandos problemas su kūno siaubu ir giliais klausimais apie žmogaus prigimtį. Penkta vieta. Helsing. Alternatyvioje Anglijos istorijoje, kur siautėja vampyrai, paslaptinga Helsingio organizacija yra vienintelė gynybos linija prieš kraujasiurbius ir pavojingą naują substanciją,
kuri bando ištrinti ribą tarp vampyro ir žmogaus. Laimei Helsingio organizacija ir jos lyderė, garsiojo vampyrų medžiotojo Van Helsingo dukra, turi slaptą ginklą – vampyrą Alucardą. Nepamirštamos ir žiaurios nakties kovos daro šį anime siaubo klasiką. Ir jei užaugote 90-aisiais ar 2000-aisiais, tai tikriausiai sužadins jums nemenką dozę šiurpo nostalgijos. Ketvirta vieta. Perfect Blue. Satoshi Kon yra vienas iš anime pasakojimo meistrų. Nors jis sukūrė daugybę klasikų, jo šiurpus psichologinis trileris Perfect Blue yra vienas iš jo įtakingiausių ir svarbiausių filmų. Palikusi savo G-Idol grupę, kad siektų aktorės karjeros, dainininka Mima Kirigoja pradeda prarasti gyvenimo kontrolę. Tikrovės ir fantazijos ribos pradeda blukti, kai ją persekioja super gerbėjas. O Mima stengiasi atskirti savo buvusį idol aš nuo savo naujos karjeros. Brutaliai genialus tai tikras proto siaubas, kuris jūs laikys nežinomybėje iki paskutinės akimirkos. Bet būkite atsargus, tai galbūt baisiausia ir smurtinė dalis mūsų sąraše, todėl neeikite į šį filmą tikėdamiesi nieko, išskyrus labai nerimą keliantį žiūrėjimą, kurio niekada nepamiršite. Trečia vieta. Boogie Pop Phantom. Po to, kai danguje pasirodo keista šviesa, grupė vidurinės mokyklos mokinių pradeda persekioti nepaaiškinami įvykiai. Tai platus ansamblinis pasakojimas, kurio veikėjai yra susijęs su folkloro figūra žinoma kaip Boogie Pop. Gandai teigia, kad tai mirties personifikacija. Ir ši miesto legenda užgožia šiuos niūrius pasakojimus, kai žiaurių žmogžudysčių banga sukelia naują susidomėjimą mitiniu Boogie Pop. Nors epizodus jungia bendros paslaptis, jūs galite jomis mėgautis kaip analogija, kurioje kiekviena vinjetė yra persmelkta šiurpiomis atmosferomis ir puikiai sukonstruotų siaubu. Antra vieta. Higurashi When They Cry. Šis vingiuotas laiko kilpos požiūris į liaudies siaubą seka jauną berniuką, Keiichi Maebara, kuris gyvena iš pažiūros idiliškame kaimo kaimelyje Hinamizavoje. Tačiau aplink tvyro tamsios paslaptys, kurios atrodo yra susijusios su keistų vyriausybės projektų. Keiichis vis labiau įsipainioja į šią paslaptingą istoriją, o situacija vis tamsėja ir tamsėja šioje visiškai žiaurioje pasakoje. Jei esate galvosūkių pasakojimo ir žudiko stiliaus siaubo su sąmokslo elementais gerbėjai, tikriausiai jau esate šios garsios anime serijos gerbėjas. Nors originalią 2006 metų laidos versiją šiais laikais gana sunku rasti, lengvai prieinama 2020 metų perdirbinio versija yra pasiekiama Hulu platformoje. Jei jums tikrai patiks ši versija, taip pat galite pažiūrėti 2021 metų išleistą perdirbinio priešistorę. Death Note. Death Note yra klasika nebe priežasties. Šis troškimų įsipildymo siaubas supažindino žiūrovus su Light Yagami, itin protingų paauglių, kuris padaro keistą ir gyvenimą pakeičiantį atradimą. Suradęs Death Note atgamtinę užrašų knygutę, kuri leidžia Light nužudyti bet ką, kurio vardą jis užrašo puslapiuose, Light pradeda fašistinę misiją išvalyti pasaulį nuo nusikaltimų. Būdamas teisėjas, priesaikusysis ir budelis, Light tampa vienu iš baisiausių visų laikų anime antagonistų. Tačiau mįslingas ir itin protingas detektyvas, žinomas tik kaip L, pasiryžęs įspręsti nenatūralią globalinių mirčių bangą, kurios visos veda atgal į Light. Tai tamsiai žavi paslaptis, kuri kelia didelius klausimus, tačiau išlieka nuolat įtraukianti. Death Note yra tikrai ikoniškas siaubo anime. Tik būtinai nesirinkite žiūrėti gyvo veiksmo filmo, kol nepažiūrėjote originalios versijos. Na štai ir baigėme savo top 10 siaubo anime. O ką jūs manote apie mūsų vietų paskirstimą? Savo nuomonę palikite komentaruose. Ir nepamirškite užsidaryti durų ir pasidėti šventos Biblijos po savo pagalvę.